Sveiki, čia Valentas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti šeimą, įdėtinę detalę, bet panaudosim šį kartą formulių. Tai visų pirma, noriu sukurti naudodamas sweep komandą, pagal kelią išstumti skersvėjį, bet tam man reikia skersvėjo, todėl einu į Load Autodesk Family, pasirenku duomenų bazę Europe, einu į Profiles, susirandu metalinio profilio, tarkim, lygiašonio skersvėjį, pasirenku iš čia, iš duomenų bazės, ne, koksai turėtų būti, na, tarkim, nežinau, 6 ant 4, ne, ok. Ir tada einu į kurti sweep, brėžiu kelią, tiesiog nubrėšiu liniją, šitą kryptim, užbaigiu kelio brėžimą, pasirenku profilį, spaudžiu užbaigti, einu į priekinį vaizdą ir pasižiūriu, kas čia pas mane gavosi. Tai profilis įterptas pagal savo centrą ir kelio vietą. Tai ką mes galim padaryti, čia pasirenkam profilis ar ne, savybės, type properties ir čia yra turbūt šita vertė atstumo nuo centro svorio iki kraštinės, tai todėl pažymėsiu šitą elementą. Ir sweep elementai turi tokius parametrus, kur mes galim priskirti medžiagą, parinkti profilį ar paslinkti profilį vertikaliai, horizontaliai, pasukti ir padaryti veidrodinį variantą. Tai tiesiog padarysiu apply, ne į tą pusę, taip ir galvojau, minus 16 ir iš tikrųjų 16 horizontaliai galbūt norėčiau turėti. Todėl, kad aš noriu, čia mano plokštuma likus nuo anksčiau, todėl, kad aš noriu nuo ties įterpimo vieta turėti kraštinę savo elemento, ne? Tai sukūriau tą pagal kelią elementą, tačiau jeigu dabar aš paslinksiu šitą plokštumą, prisikabinu automatiškai ir prie įterpimo bus taško prisikabinę automatiškai. Tai kaip ir nieko nereikia koreguoti. Dabar kitas dalykas, einu į front view ir noriu turėti čia inkarinius stripus, kurie virinasi įstrižai į kampuočio vidų. Tai turiu tokią šeimą, kaip inkarinis stripas su plokštele, įkeliu ją į savo naujai kuriamą šeimą. Ir dabar kaip man ją įterpti, ne? Čia įstrižai, pavyzdžiui. Tai aš tai įsivaizduoju, kad galima taip, reference plane nubrėžti ir, pavyzdžiui, 45 laipsnių kampu. Nubrėžus tokią plokštumą, galima įvesti pavadinimą inkariniai varžtai. Ir tada, kai įterpinėju tą inkarinį varžtą, component, pasirenku plokštumą inkariniai varžtai. Ir turėtų būti, tarkim, šito vietoj bandau įterpti, bet kurio vietoj paleisiu ir jisai čia turėtų būti pasviręs, pasižiūrim iš priekio, tai pasviro, tik tai gal nelabai gražiai atrodo, todėl čia nubrėšiu dar vieną tokią kaip pagalbinę plokštumą sulygiavimui. Tai dabar sulygiuosiu, align, su šitą plokštumą, šitą šeimą. Šitą šeimą aš iš imperinių vienetų pasiėmiau, tai galbūt galiu kažkiek tai ją pakeisti. Gal tarkim ilgesnis stripas, ne? Ir vieta čia dar irgi nelabai gera, bet šitą plokštumą, jeigu aš paslenku, pavyzdžiui, tiesiog iš akies ir taip, ir ta šeima, aišku, važiuoja su ta mano plokštuma, kadangi jinai yra įterpta ant tos plokštumos. Tai dabar noriu šitų stripų turėti išilgai mano kampuočio ir kad jie automatiškai pasikeistų jų kiekis. Tai nueisiu į vaizdą iš viršaus, į planą. Čia tų plokštumų, kurias brėžiau priekio vaizde nesimato, nes jos nėra statmenos dabartiniam vaizdui. Tai tiesiog nusibrėšiu plokštumą dar vieną, reference plane, taip, ir šitą kryptim sulygiuosiu tą savo inkarį prie šitos plokštumos ir ją
prikabinsiu, tai šitą plokštumą, jeigu slenkasi ir mano inkaras. Ne? Ir sekantis žingsnis, ką aš padarysiu, tai pažymėsiu šitus abu elementus ir sakysiu, kad noriu sukurti grupę, array, pasirinksiu šitą komandą ir čia galima nurodyti skaičių, galima nurodyti, kad atstumą aš dabar nurodysiu iki antro elemento arba iki paskutinio. Pavyzdžiui, pasirenku iki paskutinio, nuo čia iki čia ir tada įvedu skaičių, ne, kiek bus tų mano stripukų, įvedu 10 ir tarkim, jie bus išdėstyti. Ir čia yra sukuriamos tokios tarsi grupės. Jeigu aš paimsiu, pavyzdžiui, uždėsiu matmenį nuo čia iki čia, ne, tai bus atstumas. Pažymėjus šitą, galiu, pavyzdžiui, paslinkti ir pasislenka visi mano inkariniai stripai, kadangi jie yra susiję. Atstumas nuo šito iki šito yra fiksuotas, kai aš jį nubrėžiau. Jeigu uždėsiu dar vieną matmenį, tai nuo pirmo taško iki paskutinio šiuo atveju ir pažymėsiu šitą ir įvesiu, pavyzdžiui, 1000, tai tada tie elementai vienodu atstumu išsidėlios nuo pirmo taško iki paskutinio. Jeigu noriu kiekį koreguoti, tai tada galiu pažymėti vieną iš tų elementų, tada galiu pažymėti šitą daiktą ir priskirti parametrą, kad tai yra, pavyzdžiui, kiekis. Ir tai gali būti type arba instance vertė. Padarysiu instance, kadangi mano ilgis yra kaip instance parametras ir todėl, jeigu keisis ilgis, noriu, kad keistusi ir jų skaičius arba atstumas tarp jų. Tai, pavyzdžiui, šitą matmenį pažymėsiu, tai bus parametras atitraukimas pradžia. Čia, tarkim, irgi instance parametras, šičia nuo pirmo iki paskutinio ir bus, tarkim, instance parametras. Ok. Ir dabar nuėjus į tipo savybės, pakeisiu šitą kampuotis čia ant 5, neatsimenu kokį parinkau. Ir vienu žodžiu matau tos parametrus, kuriuos sukūriau, galiu šiek tiek juos pakeisti. Ir šitoj vietoj yra galimybė panaudoti formulės. Kokios formulės Revite galimos, tai galima pasižiūrėti tokiam puslapį Revit forum, vadinasi Revit Formulas for Everyday Use ir vienu žodžiu galime surasti, ką ir kaip naudoti. Tai grįžtu į savo šeimą ir paskui pradedu kažkokias tai skaičiavimus daryti, ne? Pavyzdžiui, galima, kiek jis turėtų būti. Tai pavyzdžiui, jeigu pas mane žingsnis 200, tai grubiai kažką pabandysiu, pavyzdžiui, padaryti, kad kiekis elementų turėtų priklausyti nuo ilgio ir, pavyzdžiui, padalinti iš 200, ne? Tai šiuo atveju toks ir liko, pabandykim pakeisti, 3035, ne? Ir matosi, kad, pavyzdžiui, padidinau dydį ir elementų mano skaičius padidėjo iki 15. Gal čia reiktų naudoti iš tikro dar tokią round down funkciją. Tai jeigu ten bus, pavyzdžiui, 14,4, tai tada sumažins iki 14. Tai tai turiu šitą, tarkim, parametrą, tada galvoju, kad reiktų apskaičiuoti nuo pirmo iki paskutinio atstumą. Tai tada, jeigu priimu, kad čia 200, nenaudoju kažkokio parametro, tiesiog tai čia, pavyzdžiui, įvesiu kiekis, padauginti parametro vardą įvedu ir tada, tarkim, kažkokį skaičių negaliu padauginti. 3000, tai nuo pirmo iki paskutinio. Kaip čia atrodo? Gerai. Tada vėl grįžtu ir sakau, kad pradžia turėtų būti, nukopijuosiu šitą parametrą, tai šitas atimti
nuo paskutinio iki pirmo, atimti taip, ane, ir tada dar reiktų padalinti iš 2. Apply 17,5. Nu ir viskas, tarkim, šitas bus mūsų parametras, su kurio valdau čia kažkokį tai atstumą, pabandom dar kartą pakeisti, apply, nu ir čia tas atstumas pradžios 68 ir gale turėjo apsiskaičiuoti, kad irgi 68. Ir pavyzdžiui, jeigu čia gali padaryti, kad if, pavyzdžiui, ane, if, tada šitas mažiau už 20, tada tegul atitraukimo vertė būna ten 40, o kitų jau atveju tegul būna ta tikroji vertė. Tai tarkim, šitą nukopijuosiu Ctrl+C. Dabar čia tų skliaustų jaučiu nepataikiau. Jo. Tai čia be reikalo turbūt nutryniau šitą skliaustą visų pirma ir turbūt šičia dar turėtų irgi būti skliaustai šitie ir dar čia uždarimas if skliaustų turbūt. Ai, nereikėjo, ok? Nu, žodžiu, šiam 7, ne, bet jeigu aš čia padarysiu 0 ir apply, tai pasidarys 40. Nu, tai čia nėra idealus atvejas, nes man šitas paskutinis išlenda. Tai reiktų dar koreguotas formulės, bet iš esmės, nu, galima pasidaryti tokius įvairius dalykus, galima įjungti, išjungti, jeigu kažkas mažesnis, didesnis, matomumus ten, tarkim, vieną šitą galutinį padaryti, kad jis atskirai slankiotų tenai arba įsijungtų, išsijungtų pagal situaciją. Tai vienu žodžiu galime tokias visokias formulės naudoti ir tiesiog ta šeima galima naudoti paskui projekte. Kažkur tai įsidedam mane ir, pavyzdžiui, ant paviršiaus ir tiesiog pasuku, ne, ir turiu čia kažkur tai kampe įdedu kažkokią įdėtinę detalę, kuri inkaruojasi čia ir galiu pagal ilgį, vienu žodžiu, tai pas mane 200 atstumas tarp tų elementų ir galiu tiesiog modeliuoti savo projektą, o jeigu dar kažko trūksta, tai tą šeimą reikia ir formulės tobulinti. Tai va, tai tiek su tom formulėm, trumpai, užvedimui ant kelio, šiame video tiek, apie šeimas baigiau, iki.